Nesinervuok, ramiai, aš dabar aiškinu dar kartelį visiems. Jūs pradedat nuo to, kad rašot mano pasaka apie kažką jūs rašot, taip? Apie vištytę ir gaidelį, apie katinėlį ir lapę, apie perkūną ir dievą. Taip, Dangirai, ką norėjai klausti? Bet tu skaitai pasaką? Skaitai. Tai tiek, kiek atsimeni, trumpai neatsimeni. Tada kokią tu žinai lietuvių liaudės pasaką, ją prisimink. Ne, apie tą, kurią jūs. Išklausykim, kas neaišku, Urtai. Urtelė. Reikia parašyti pavadinimą ir viską. Urte, aš tau sakau, mano pasaka apie. Tau nebūtinai pilną pavadinimą rašyti. Jeigu nori, prašau, galima ir pavadinimą. O jeigu rašot pavadinimą, tada reikia ką dėti. Apačioje kabutės ir viršuje kabutės. Taip, balandžio 17. Ir tada jau rašyti apie savo pasaką.